Labas, labas. Į mūsų eterį grįžta Angelų žinutės, kadangi turėjau daug renginių, per kurias vedžiau meditacijas, taipogi tapybą su meditacija grupėms taip pat, tai šiek tiek vėluoju, bet visada galite kreiptis dėl asmeninio skaitimo, tiek taro kortų, tiek Angelų žinučių, tiek kreiptis dėl asmeninių sesijų. Šiandieną labai gilios mūsų žinutės, labai keista, bet pirmoji žinutė iš karto atkeliavo iš mūsų dangaus. Galbūt kažkas neseniai atsisveikino su savo mylimaisiais arba su savo tėvais, su savo giminė ar ne, nes pati pirmoji žinutė ir yra būtent iš dangaus, ar ne, kad tavo mylimieji, tavo šeima, tavo giminė siunčia tau linkėjimus ir prašo tavęs nesijaudinti, nepergyventi, nes jiems ten aukštai viskas yra gerai. Jie yra saugus ir taikoje ir ramybėje. Sako, nepergyvenk dėl manęs ir siunčia tau meilę. Sekanti angelų žinutė yra būtent apie tavo praeitį. Ir tau rekomenduoja būtent tavo angelai paleisti praeitį ir tiesiog uždaryti duris, uždaryti praeities duris. Pasimti iš ten tik tai, kas yra susiję su meile. Ir pasimti iš ten pamokas, kad vėl nebekartotum tų dalykų arba tai, kas įvyko, kad turėtum rezultatą ar nesuvokimą ir jau savo bagažą, savo lagaminą su tomis pamokomis. Tai pasiemi tik tai savo pamokas ir pasiemi viską, kas susiję yra su meile ir su šviesa. Visa kita absoliučiai neturi prasmės, absoliučiai tik užima vietą tavo kuprinėje, tik užima vietą ant tavo pečių, o tau ir taip yra ką nešti šioje žemėje ir šiame gyvenime, tai tau daugiau to krūvio ir nereikia. Uždaryk duris į praeitį. Na, jeigu yra dalykų, dėl kurių stringi ir negali paleisti, galbūt ten kažkokios nuoskaudos arba traumos įvykusios ar ne tavo praeityje, tai kviečiu būtent į asmeninės sesijas, kur mes su tuo įvykiu, su ta trauma ir padirbėsime, kad tu pagaliau galėtum uždaryti duris. Sekanti žinutė yra problemos ir yra veidrodis. Viskas, kas nutinka tavo gyvenime, ir gero, ir blogo, ir džiuginančio, ir labai liūdinančio, arba kartais galbūt net šokiruojančio, tai yra tik todėl, kad tai yra veidrodžio dėsnis, veidrodžio principas. Tai, kas yra tavo viduje, tai ir atsispindi į išorę. Tai, kas tavo viduje, tai, ką tu sukūrei, ką tu turi, koks tu taip pat esi, nors kartais iš pirmo žvilgsnio atrodo labai sudėtinga tai suvokti, ne aš netoks, ne aš to nedarau. Bet tu esi toje vibracijoje, darai kažką galbūt panašaus, bet vis tiek tai darai, nes šiaip savo tavo gyvenimą viso to nebūtų. Tai vat visos tos problemos ir visi dalykai, kurie tave erzina, kurie tave liūdina, kurie tave skaudina, tvarkykis pirmiausia su savo vidumi. Ir tai yra grinai tavo dalis, kurios šaukia, rėkia ir kviečia tave. Tai yra tavo pamokos, tai yra tavo trigeriai, tai yra tavo blokai, su kuriais tu turi dirbti. Tai tikrai niekas nekaltas, nei Dievas, nei valdžia, nei kaimynas, nei Petras, nei Onutė. Tai tu pats sukūrei savo gyvenime, savo elgesiu, savo žodžiais, savo darbais, savo mintimis, ar ne, ir savo veiksmais. Tai viskas yra veidrodis. Tu tai sukūrei ir tu tai matai aplink save, ar ne? Viskas yra veidrodis. Nori susitvarkyti su šitais dalykais, tvarkykis su savimi. Jeigu negali, nesigauna, užstrigai, žinai, kur mane rasti, kviečiu registruotis asmeniniams sesijoms. Taipogi, jeigu nežinai, kurią paslaugą pasirinkti savo gyvenimo situacijai, tiesiog labai trumpai parašyk man, kas vyksta tavo gyvenime, būtent kas tave liūdina, būtent kur esi įstrigęs, būtent kokia ta trauma ir istorija ir aš tau padėsiu pasirinkti. Toliau labai įdomi ir tokia gili žinutė apie tokį jausmą, kuris yra labiau apie kaltę ir apie skolą. Kai tu jautiesi tarytum kažkam skolingas arba dėl kažko kaltas ar ne, nu va tą jausmą viduje nešiojas ir niekaip nesupranti apie ką jisai,
Na, kartais ir aišku supranti, tik arba apsimeti, kad nesupranti ar ne, na, arba tiesiog ignoruoji, arba galbūt tiesiog nesupranti, bet jauti. Tai yra neužbaigti energetiniai ryšiai, ar ne, tai yra neužbaigtas kažkoks kontraktas, ar ne, kažkokia sutartis, perkeltinė prasme taipogi. Ir reikėtų tą skolą grąžinti, ar ne, tam žmogui, tai situacijai, tai vietai, ar ne, tam įvykiui, bet ne daiktais, ar ne, na aišku, tai gali būti ir finansinė skola, tai be abejo natūralu ir logiška, kad mes ją grąžiname, ar ne. Bet jeigu tai yra tokia skolos jausmas, ar ne, toksai labiau emocinis, energetinis, ar ne, kurį jauti, nors nesi tam žmogui skolingas, ar ne, bet jisai atsieja tave su tuo žmogum, tai vadinasi ir yra nebaigtas tas ryšys, ar ne, ir yra tenais vis dėlto skola. Bet grąžinti ją reikia ne daiktais, ar ne kažkokiais materialiais dalykais, o va tą skolą turi grąžinti labiau darbu, ar ne, dėkingumu, padėka, gal kažkokiu tai tiesiog gali padėti tam žmogui kažkuom, ar ne, savo fiziniu darbu arba kitų kokiu darbu, veiksmu. Taip pat yra meilės dovanojimas. Dovana, ar ne, meilė, mylėti, gerbti, būti dėkingam, ar ne, visaip kaip visas meilės formas parodyti, ar ne, ir būtent atsidėkoti mylint, svarbiausia mylint, arba atsidėkoti tomis žiniomis, tomis patirtimis, kurias tu pamokas gavai, ar ne, iš pamokų kokias žinias gavai, ar ne, ko tu išmokai, kuom tu pasipildai, kokius tu žingsnius darėjai, ar ne, ką tu gavai iš tos pamokos, tai vėlgi galbūt gali pasidalinti tomis žiniomis, ar ne, tomis pamokomis, tai, ką tu išmokai, ar ne, žmogui patarti, nukreipti, padėti, ar ne, va štai tokiu būdu ir su juo štai tokiu būdu atsiskaityti. Na ir šiandieną paskutinė angelų žinutė taip gerai siejasi tiesiog su rytojaus užtemimu, ar ne, tiesiog idealiai. Nes paskutinė žinutė yra archyvavimas. Reiškia, kai mes nereikalingus dalykus ar net atiduodam į archyvą, saugojimui galbūt kažkada to prireiks, galų gale tai yra mūsų istorija, mūsų atmintis ar ne, mūsų patirtis, mūsų gyvenimas, mūsų dalis. Tai visos tos dalys tavo gyvenime, ar tai būtų santykiai, ar kažkokios draugystės, ar gyvenimo įvykiai, situacijos, darbai ar ne, žmonės, namai, šeimos ar ne, viskas, ką tu darai, galbūt netgi tie patys hobiai ar ne, viską turėtum persižiūrėti ir išsivalyti savo gyvenimą, grinai savo stalą nuo tam tikrų knygų, žinai. Kai kuriom knygom tikrai atėjo laikas jau keliauti į archyvus. Ir tai nereiškia, kad tu neįgi tą patirtį, tą praeitį, tas pamokas ir skausmą, ir meilį, ir džiaugsmą, ar ne. Tiesiog kai kurie dalykai baigėsi ir reikia užleisti vietos naujiems dalykams, ar ne, ir galų gale šiek tiek išsivalyti ir patį, ar ne, nuo tų energijų, nuo tų visų emocijų ir patyrimo. Kai kurios knygos dar tik bus skaitomos, kai kurios knygos tavo gyvenime ir tau dar tik yra rašomos, bet yra knygos, kurios jau viskas perskaitytų tos po 200, po 1000 kartų ir istorijos yra jau pasibaigusios, uždarytos, bet jos dar tebeguli, žinai, ant tavo stalo. Tai su visų dėkingumu tikrai pasiūsk meilės, pasiūsk viską, ką tu jauti, ar ne, ir visus savo jausmus ir emocijas, bet vis tiek su dėkingumu, ar ne, už visą tai, kas buvo, už visą tai, kur praėjai ir ką tu praėjai. Ir su tuo visų dėkingumu jau knygelės jau sudėk į lentynas, būtent saugojimui į archyvus. Ir uždaryk tenais duris. Tai ir pradėjome nuo pabaigos, ar ne, kad kai kurie dalykai ir etapai baigėsi ir užbaigėm būtent šitą žinutę. Lauksiu komentaruose jūsų bent jau širdelės, ar ačiū, kad žinočiau, kad jums yra naudinga, kad tęsčiau šios video. O dėl asmeninių skaitimų parašykite asmeninę žinutę arba įsigykite paslaugą elektroniniai parduotuvei Mėnulio magija 777.lt.
Tai uždedam širdelę, pakomentuojam ir pasidalinam šio video. Galbūt kažkam reikia ir yra svarbu tai sužinoti.